kuomet tam tikras maitinimasis nebūtų svarbus. Nebūtų svarbus ta prasme, kad tai, ką mes darom šiandien, be abejo dedam pagrindus to, kaip jausimės vėliau. Ir šiandien man teko galimybę pasisakyti, kalbėti apie tai, kaip reikėtų maitintis paauglystėje, kad išvengti menopauzės periodų varginančių sveikatos sutrikimų. Na, kaip žinia, menopauzėje dažniausiai sveikatos sutrikimai tai yra nutukimas, metabolinis sindromas, cukraligė, vėžys, osteoporozė, širdies kraujagyslių sistemos ligos. Ir tiesą sakant, kiekvienai šitai lygai pagrindus arba prevencinės priemonės mes jau galėtumėm dėti paauglystėje. Tai yra paauglystė yra tas tarpsnis, kuomet žmogus susiformuoja fiziškai, tai yra fizinės brandos baigimo etapas. Ir būtent šiame etape mes galime jau dėlioti tokius valgymo režimo arba maisto produktų parinkimo būdus arba teisingą požiūrį į patį maitinimąsi, kuris būtų prevenciškas nutukimo atžvilgiu. Na, sakysim, šiai dienai yra žinoma, kad maždaug trečdalis amerikiečių paauglių nepusryčiauja. Na, kaip žinia, pusryčių atsisakymas yra tiesiog susijęs su didesniu kūno masės indeksu ir asmenys, kurie nutraukia pusryčiavimą, maždaug 4,5 kartų dažniau suserga nutukimu. Taigi valgymo režimas jau paauglystėje yra pagrindai nutukimo vystymosi ir paauglystėje ir menopauzės periodų. Užkandžių valgymas. Vėlgi, tas užkandis gali būti įvairus, tai gali būti morka, tačiau dažniausiai paaugliai renkasi tokius užkandžius, kurie yra turtingi druska, kurie turtingi yra cukrumi, kurie turtingi yra gyvūninės kilmės riebalais ir be abejo kalorijomis. Netgi tokia statistika, kad maždaug 30% dienos kalorijų yra gaunama su tokiu užkandiniu maistu, kas vėlgi skatina nutukimo vystymąsi. Labai didelė bėda tai yra saldžiųjų gėrimų vartojimas. Ir vėlgi, išgeriant kasdien nepilną stiklinę apie 150 ml saldžiųjų gėrimų, kalba eina apie vaisvandenius, apie sultis, apie kitus saldžiuosius gėrimus, mes savo kūno masę padidinam net 1,6 kg. Taigi, kam tą daryti? Geriausias gėrimas visgi vanduo yra. Taigi, tokie pagrindai galėtų būti nutukimo prevencijoje, tai tik keletas jų. Kalbant apie osteoporozę, vėlgi, paauglystėje yra tas metas, kuomet mes formuojam savo kritinę kaulų masę ir maždaug iki 19 metų, iki 20 gyvenimo metų jinai pilnumoje susiformuoja. 40% visos kaulų masės susiformuoja būtent paauglystės periodu. Ką čia daryti? Čia reikėtų daryti tai, kas stiprina mūsų kaulus, tai yra pakankamas kalcio kiekis maiste. Ir pirmiausia, tai yra svarbu, žinoma, pieno produktai. Na, visuomenė vyraujanti tendencija, kad pieno produktų vartojimas nėra pageidautinas, tikrai ne tas variantas, į kurį reikėtų orientuotis. Ir visgi maisto produktų įvairovė ir tinkamas pieno produktų kiekis gali būti prevenciškas, jeigu tinkamai sudėliojama paauglystėje meniu, kad apsisaugoti nuo osteoporozės vyresnėme žmogaus amžiuje. Porą žodžių apie vėžio prevenciją paauglystėje. Tai vėlgi, studijų duomenys yra kontroversiški, įdomus ir šiai dienai kol kas yra aišku tai, kad didesnis svoris, tai yra nutukimas paauglystėje ir alkoholio vartojimas paauglystėje yra tiesiogiai susijęs su didesne krūties vėžio rizika menopauzės periodu. Kol kas yra daug tyrimų atliekama tyriant įvairias kitas maistinės medžiagas, įvairias maisto medžiagų komponentus, sudėtinės dalis, tačiau kol kas statistiškai patikimų duomenų šiuo klausimu nėra. Taigi tą ir norėtųsi pasakyti, akcentuotai, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis yra geros savijautos pradžia būsimam mūsų gyvenimo laikotarpiui. Na, o paauglystė tai yra maištavimo periodas, kodėlgi nemaištauti taip, kad ateityje galėtumėm pasidžiaugti savo maištavimo rezultatais.